Jau minėjau, kad prisiskaitęs fantastikos knygų nusprendžiau pastatyti neaišku ką garbinantį kultą. Jis sudarytas iš 2 dalių – geroji pusė ir blogoji, tačiau abu kultai tiki, jog palaiko gėrį. Tik savaip. Gerajame kulte integravau paveikslus su slaptomis idėjomis. Kulto apeigų salėse yra paveikslai. Jie tam tikrą prasme nusako gan akivaizdžias idėjas. Kultas prasidėjo dar labai seniai ir turėjo tikslą padėti žmonėms. Ta rodo paveikslų seka. Taigi pagal paveikslus pirmoje vietoje kultui svarbiausia pasirūpinti vietos gyventojais, jų gerbūviu. Antroje vietoje pasirūpinti, kad visi visko turėtų. Maisto, atsargų ir taip toliau. Tik trečioje vietoje pagal svarbumą kabantis paveikslus vaizduoja ranką su ugnimi. Man dažnai ugnis maldos namuose asocijuojasi su ramiomis apeigomis. Žinoma, sunkokai įsižiūrėti, ką paveikslas vaizduoja, bet internete rasta ši nuotrauka rodo, jog kažkas rankoje laiko degtuką ir panašu, jog įžiebia ugnį. Taigi šiam kultui šlovinimo ir garbinimo apeigos nėra pirmoje vietoje. Pirmiausia yra pagalba žmonėms, o šiuo atveju vietiniam kaimeliui. Kaip ir sakiau, pilnos istorijos kultui dar nesugalvojau, tačiau statau dalykus savo malonumui ir iš to vėliau gimsta bendra istorija. Taip pat čia matote monstrų narvą arba vadinamą mob spawner. Gerasis kultas laiko narvą tarsi garbingoje vietoje. Aplinka kupina augmenijos. Taip norėjau parodyti, jog kultas laiko šią anomaliją kaip stebuklą atėjusi iš gamtos ir jį reikia saugoti. Tuo tarpu atsiskyrusi kulto dalis galvoja kiek kitaip, taigi eikime iki blogojo kulto. Jis yra įsikūręs prie pat mažo žvejų kaimelio. Jie tarsi sudarė taikų sandėrį, jog vieni kitų neišduos. Blogio kulto idėja man kilo, kai jau iki gyvo kaulo įgryso statyti iš prizmarino blokų. Tad dėl kontrasto pastačiau antrą kultą iš magmos bei integravau daug tufo blokų. Kasant tunelius kultui netyčia įsikasiau į ametisto kristalus. Iš to atsitiktinai kilo idėja susijęti kristalus su kultu. Kadangi mėgstu apstatyti jau egzistuojančias erdves, dažnai kasinėju aplink, kad surasčiau urvus, kuriuos galėčiau paversti seniai žmonių apleistomis vietomis. Štai čia prie ametistų galite pamatyti akmens plytų sienos fragmentą. Turėjau idėją, kad čia gali būti seniai po žeme palaidotos civilizacijos griuvėsiai. Įdomu tai, jog jau planavau čia statyti blogio kultą ir būtent čia pavyko atrasti dar vieną ametisto kristalų uolienos darinį, kurį ką tik matėte. Kai tai atradau, jau 100% supratau, kad privalau viską integruoti į vieną. Visą šį natūraliai susidariusių urvą išklojau šlifuoto tufo pusblokiais bei laiptais. Kaip prevencija nuo monstrų. Kalbant apie monstrus, štai ir monstrų narvas. Sienas bei didžiąją dalį lubų parengiau magmos blokais, tačiau vietomis palikau ir kitokių blokų dėl įvairovės. Dar pamaišiau tamsių blokų tekstūras, tačiau siekiau šį kultą pavaizduoti kaip itin konservatyvų ir be didelio iškilmingo dekoro. Ką tik pamatėte aštrių akmenų duobę. Manau, daug aiškinti, kokia to paskirtis, nereikia. Akivaizdu, jog šis kultas nevengia fizinių bausmių. Nusileidus į rūsį galime rasti mažas patalpas, kuriuose apstu palangių, ant kurių išdėstyti ametistų